Ar jums atsibodo žiūrėti į gamtą per televizorių? Jeigu atsakymas yra teigiamas ir jeigu neigiamas, vis tiek aš noriu jumis pakviesti į naują Trenktūro žygį Kazlų Rūdoj spalio 7 dieną. Eikime pasivaikščioti pro gryną orą, turėsime net 4 nuostabias distancijas. Turėsime 7 km, 15, 25 ir 36 km. Viską, ką jums reikia pasiruošti, tai turėti tik tais gerą aprangą ir gerus žygiui skirtus batelius, kad nenuspaustų jūsų kojyčių. O jeigu ir nuspaus, tai Trenktūras bus pasiruošę jums padėti. Kodėl man patinka kartu su jais eiti žygius būtent per Trenktūrą, nes nieko jums nereikia papildomai ruoštis. Vandeniu pasirūpins, arbatėlė pasirūpins, maistu pasirūpins. Tiesiog reikia turėti tarą, į kur visą tai galėtumėte įsipilti, įsidėti. Ir kaip sakiau, jeigu ištiks bėda, tai Trenktūras irgi yra pasiruošę padėti. Bus specialūs medpunktai, bus specialios vietos, kur galėsite šiaip pailsėti. Ir jeigu žygio metu jums atsitiks kažkokia tai didesnė nelaimė, tai irgi nieko tokio. Išsikviesit pagalbą, jie privažiuos ir jumis išliuliuos, išbučiuos, pargabens jūs, kur reikia ir bus viskas tvarkinga. Tad susitikime spalio 7 dieną Kazlų Rūdoj, pasirinkime savo tinkamą distanciją ir viskas, tiesiog turėkime gerą laiką gamtoj. Iki, čiau.